Kada kreiptis į teisininką ir ką reiškia sąvoka nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės. Taigi šie du atvejai yra tarpusavy labai susiję. Tai yra teisininkas ir nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės. Galėčiau pateikti keletą pavyzdžių, kaip tai atrodo praktiškai. Pavyzdžiui, jūs važiuojate automobiliu ir kalbatės vaizdo skambučiu su savo draugu. Jūs sustabdo policiją ir nubaudžia už tai, kad jūs naudojatės įrenginiu vairavimo metu. Jūs sakytumėt, aš nežinojau, tačiau būtent šis nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės, nes įstatymas numato, kad vairuojant draudžiama naudotis bet kokiu įrenginiu. Kita situacija galėtų būti tai, kad jūs gaunate iš kažkokios įstaigos raginimą susimokėti skolą. Bet jūs tiesiog tą raštelį padedate, nepamatote, kad yra nustatytas terminas pateikti kažkokiem prieštaravimams ar, pavyzdžiui, pretenzijai ir jums antstolis areštuoja sąskaitą ir nurašo atitinkamą sumą. Taigi šiuo atveju vėlgi nežinojimas, kad jūs turėjote kažkur kreiptis, kažko neperskaitėte, tai neatleidžia nuo atsakomybės ir jūs netenkate netenkate pinigų iš savo sąskaitos. Siekiant išvengti tokių situacijų, visada rekomenduoju atidžiai perskaityti tai, kas jums rašoma. Jeigu jūs nežinote, kokia jūsų yra teisių ir pareigų apimtis, šiuo atveju tikrai reikėtų kreiptis į teisininką ir pasikonsultuoti. Ar jums reikėtų ignoruoti tokį raštelį, ar tiesiog parašyti kažkokį atsakymą, ar pasiskambinti tą instituciją. Visą laiką, kaip sakyt, susižinojimas, kokios jūsų yra pareigos, gali ateityje jums leisti išvengti ne tik papildomų išlaidų teisininkam, bet ir tokių situacijų, kai jums nežinant yra areštuojamos sąskaitos ir jūs parduotuvėje negalite net atsiskaityti už prekes. Taigi, domėkitės savo teisėm ir pareigom, domėkitės, jeigu nežinote, pasiskambinkite į instituciją ar kreipkitės į teisininkus, kurie tikrai jums patars ir pagelbės įvairiais gyvenimo klausimais.